Socialinės apsaugos komiteto posėdį. Sveiki visi tarybos nariai, gerbiami specialistai. Tai pradėsime. Gal pirmiausia, aš norėčiau kreipdėmėsi, kad šiam posėdžiui turim tik 15 klausimų. Tai tarybos nariai norėčiau klausti, ar svarstysime tik tais mūsų komiteto klausimus, ar su kitais susipažindami, ar svarstysime visus. Nedaug yra. Tik tai praeiti. Jeigu tai susipažinom, jeigu reikės klausimų. Gerai, tai galim pradėti. Pirmas klausimas. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų rugpjūčio 27 dienos sprendimo numeris 158 dėl Akmenės rajono savivaldybės atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą pakeitimo. Galbūt pažinot su medžiaga, ar bus klausimų šiuo? Jeigu jau taip nusprendėtas. Susipažinta. Ačiū. Sumų neturim, visiems viskas aišku. Gerai. Antras klausimas. Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršruto tvarkos aprašo patvirtinimo. Pažinom maršrutai, stotelės, ar bus klausimų? Ne. Tai susipažinta. Taip. Turtą pasižiūrėti, kad mes čia tam duoda. Trečias klausimas. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį. Čia turbūt. Taip, čia yra šitas turtas dėl Akmenės vaikų darželio. Čia kaip Judita klausėt. Kaip supratau, turėsit klausimų. Aš tik norėjau pasitikslinti dabar, ar bus tęstinumas tos veiklos? Taip, laba diena, paaiškinsiu aš. Taip, tai yra tęstinumas, nes visuomeninė organizacija Gelbėkit vaikus nuo naujųjų metų traukiasi iš mūsų rajonų. Ten priežasčių yra nemažai, visų pirmiausia, tai labai didelis atstumas ir koordinavimas, vadovavimas šitam dienos centrui jiems yra problematiška. Darbuotojų stoka ten buvo ir vaikų lankomumas iš karto šlubuoja, kai nėra, kaip sakant, tinkamos priežiūros ir jie traukiasi iš mūsų rajono ir tas paslaugas teikti ateina naujas paslaugų teikėjas, tai yra visuomeninė organizacija Vaikų vizija, kuri yra registruota Akmenėje, Akmenės rajone, veikia jau apie 3 metus laiko ir dirba kaip tik toje srityje, tai yra su vaikais. Ir jie perimtų šitą veiklą nuo naujų metų, o dabar jiems yra reikalingos patalpos tam, kad jie galėtų pateikti dokumentus akreditacijai ir kad kitiems metams mūsų vaikų dienos centras tas naujas jau gautų finansavimą iš valstybės. Tai reiškia, čia niekas nenutrūks, ne? Nenutrūks. Čia iki naujų metų veikla šita bus. Taip, dabar iki naujų Gelbėkit vaikus mes, o nuo naujų jau naujas tiekėjas. Tai viską darom taip, kad nenutrūks. Kuriam laikui čia neduodam? Sam laikui gyvenimui? Ne visam, čia 10 metų, ne? Čia tie patys, kur robotika. Modelinis vaikų darželis. Gerai, tai pritarta šiam klausimui. Ketvirtas. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn, jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Pažinom, su kuriuo čia turtu. Bus klausimų. Penktas klausimas. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų lapkričio 27 dienos sprendimo numeris 252 dėl Akmenės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo, juo pakeitimo. Susipažinome. Ar bus klausimų? Prantome, tai šis ne čia pasirašęs. Šeštas klausimas. Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teisę. Ar turėsite klausimų?
Septintas klausimas. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teisė. Žinom, ką perdodam, pritarėm, ar klausimų bus. Aštuntas klausimas. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 dienos sprendimo numeris T16 dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 23 m. priemonių sąmatos patvirtinimo pakeitimo. Ar mūsų pakeitimai susipažinom, čia ir Šventoj statybininkų gatvėje, ar klausimų bus? Ne, tai susipažinom. Devintas klausimas. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 sprendimo T3 dėl Akmenės rajono savivaldybės 23-25 m. strateginės veiklos plano patvirtinimo pakeitimo. Tau papasakoju apie tą pakeitimą. Nes man ten visiškai niekada. Taip, prašom. Aš nesuprantu ten tuose visuose išsireiškimuose. Labą dieną visiems. Tai yra Širkšvojų strateginis plėtros planas, yra daromos pakeitimai, tai yra korekcijos remiantis spalio mėnesio biudžeto patvirtinimo pakeitimais. Tai yra praeitą mėnesį, kur taryboje buvo būtent biudžetas patikslintas, gautos tikslinės dotacijos, taip pat padaryti pakeitimai tarp programų, tarp asignavimų valdytojų ir dabar šie patikslinimai yra daromi strateginėme veiklos plane. Jeigu smulkiau kažkiek padėstyti, tai tikrai priminsiu gal, tai buvo biudžeto dotacijos pajamos didinamos būsto prieinamumo neįgaliesiems. Taip pat buvo vienkartinėm išmokom įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje, mėnesiniam kompensacijom atlyginti švietimo tiekėjų už vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymui, apmokėti, administruoti už spalio mėnesį. Taip pat buvo kompensacijos už būsto suteikimo užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų. Taip pat buvo didinamos biudžetinių įstaigų pajamos tiek viešosios bibliotekos bei kultūros centro ir taip pat buvo ugdymo maitinimui, pavėžėjimui skirtos lėšos ikimokykliniam ugdymui užtikrinti. Tai tokie pagrindiniai pakeitimai buvo priimti praeitą tarybą ir jie yra tikslingi. Prašau pritarti. Strateginis. Daugiau klausimų? Nebus, tai kitas klausimas 10. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 23 m. sausio 30 dienos sprendimo numeris T4 dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Bus klausimų vedėjai. Tai pritarėm prie tų pakeitimų. Dos pinigus. Vienuoliktas klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 dienos tarybos sprendimo numeris 269 dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Tai, kaip žinote, įvyko vyriausybės pakeitimai, vadovaujant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo numeris 9/1675, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straipsnių pakeitimų įstatymo numerio
13.2883 11 straipsnio pakeitimo įstatymo priimtų 23 rugsėjo 12 dienos pakeisti aprašo 52.1 ir 52.2 punktus, pasikeitus piniginės socialinės paramos įstatymo punktų išdėstymų, kurie atitinka kitas reikšmes. Tuos punktus turbūt, gal aš garsinsiu, kaip jie pasikeičia. Aš galėčiau, jeigu galėčiau labai trumpai iš karto pasakyčiau, kas čia keičiam pirmį. Gerai, tada gal vedėja iš karto. Esmė yra ta, kad esmė pati nekinta ne vienu žodžiu šitose punktuose. Pakeitimas vyksta tik tais todėl, kad kadangi va čia išvardinti teisės aktai kito, kaip žinote, esate girdėję, kad yra vertinamas turtas, jau skiriant socialines pašalpas ir kompensacijas, ir tokiu atveju įstatymė vienu žodžiu atsirado atitinkamas punktas, o mūsų tas punktas tvarkos apraše, jisai, kaip pasakyti, turi pasislinkti žemiau. Tai, kas buvo, sakysim, kas anksčiau buvo įstatymo 6 straipsnio 6.2 punktas, dabar yra 6 straipsnio 3 punktas, suprantate. Ir lygiai tas pats kitoje dalyje yra tai, kas buvo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte, dabar yra 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Tik tais pasikeičia punktų numerį. Daugiau niekas nekeičia. Čia toks techninis dalykas. Supratom. Vis dar klausimų? Ne, taip, tada pritarta. 12 klausimas. Dėl pritarimo dalyvauti partnerių teisėms projekto perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione įgyvendinime. Kaip žinoma, vyksta visokios reformos Lietuvoje, tai pereinama nuo institucinės globos prie šeimoje ar bendruomenėje teikiamų paslaugų psichikos ir arba intelekto turintiems asmenims pertvarka. 2030 metais socialinės globos įstaigų naujų asmenų instituciniai globai nebepriims. Paslaugas šios tikslinės grupės asmenys turės gauti gyvenamoje vietoje, turės būti įsteigti grupinio gyvenimo namai, apsaugoti būstai, socialinės dirbtuvės, užimtumo centrai ir panašiai. Tai ir sprendimo tikslas yra pritarti projekto perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione įgyvendinimui. Čia, kaip žinote, šiems bus reikalingos ir lėšos iš savivaldybės, tai socialinėms dirbtuvėms 50 000 iš ESF lėšų, o 52 000 savivaldybės lėšos. O atveju vadybininkas, kuris čia dirbs, tai jie apmokės vyriausybė. Jeigu kažką neaiškiai paaiškinu, gal vedėja turi ką pridėti prie šito. Viskas taip, nebent kokį nors. Gal smulkiau to socialinės dirbtuvės, kas yra nematoma. Gerai. Socialinės dirbtuvės, tai bus meistras, socialinėse dirbtuvėse dirbs rinkodaros specialistas, tai yra šitos tikslinės grupės asmenys, jiems bus ugdomi darbiniai įgūdžiai ir ne tik ugdomi, bet jie atitinkamai gamins kažkokią tai produkciją, kurią mes nusimatysim. Tiek tas veiklos gali kisti bet kuriuo momentu, tai kas bus matoma, sakysim, kas yra reikalinga, kas geriau praeina rinkoje, paprastai sakant. Tai dabar pirminiam, čia bus minkštasis projektas. Kietasis projektas ateis truputėlį vėliau, kietasis projektas yra jau dirbtuvių įranga, sakysim, ką nusimatysim, kokią įrangą reikės nusipirkti patalpos ir taip toliau ir panašiai. Dabar yra minkštasis projektas su veiklomis. Kaip viskas seksis. Tai dabar pirminiam tame etape galvoja, kad su jais gamintumėm žvakės vietų, vienu žodžiu kitas meistras, kad tas jau čia ateitų, galvoja apie įvairias dekoracijas, tai yra velykinės, kalėdinės dekoracijas, puošybą ir keramiką. Tai vienu žodžiu ir visą tai, o rinkodaros specialistas, be jokios abejonės, ieškotų rinkos, kur šitą produkciją pagaminta realizuoti. Ir jie atitinkamai užsidirba kažkiek tai, na ir šitaip yra ugdomi tie įgūdžiai ir, sakysim, iš tų socialinių dirbtuvių, kurios jau veikia Lietuvoje, per pirmąją etapą, kurios buvo įsisteigusios,
Tai ten, sakysim, yra tų rezultatų ir yra kas iš tų socialinių dirbtuvių ir į darbo rinką išėjo. Tiesiog, kaip sakant, darbdavys rado galimybę įdarbinti ir atitinkamam laikui, kaip sakant, valandų skaičių turiu omeny, kad žmogus galėtų šalia savo visų turimų lėšų dėl neįgalumo dar ir darbo. O sakykit, tada, kaip supratau, tas kietasis projektas ateis vėliau, bet vis tiek kažkiek tai nusimatėt, kur maždaug jos bus, vis tiek čia bus, tai vis tiek viso rajono, tai vietovė kažkokia, tai ar jau... Aišku, yra planuojama, be jokios abejonės žinosite jūs visą tarybą, bet be jūsų žinios niekas nebus. Tai dabar galvojama apie tai, kokios turime patalpas, kokios patalpas galėtume nuveiklinti per visus šitos projektus. Ir vienas iš tokių dabar čia svarstėm jau tokiam pradiniam, kad tai galėtų būti Akmenėje esantis, kaip čia ligoninės buvusios, poliklinikos, kur dabar yra šitas pastatas. Ir būtent ir socialinė dirbtuvėm, ir ten, sakysim, kitom paslaugom teikti, ar savarankiško gyvenimo namams, kaip jau mes nuspręstumėm, taip pat ir nevyriausybinėm organizacijom ten paliktų visus patalpus jų veiklai. Klausimų bus, tai pritarta, ne? Ačiū vedėjai už senus atsakymus. 13 klausimas. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 25 dienos sprendimo numeris 197 dėl Akmenės rajono savivaldybių svarbių infrastruktūros objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Pakeitimus jūs žinote, ar turėsite klausimų? Sąrašas paduotas, ne, tai susipažinite. Tai gerai. 14 klausimas. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 25 dienos sprendimo numeris 260 dėl pritarimo 2023-2029 m. Naujos Akmenės miesto vietos plėtros strategijos projektui pakeitimo. Medžiagos pažinote. Ar turite klausimų? Gal asmeniškai sakė. Gerai, tai susipažinti. Na, kol neparodo piršto, aš nesuprantu strategijų planų. Ir paskutinis, 15 klausimas. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 dienos sprendimo numeris 273 dėl Akmenės rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo pakeitimo. Tai čia šio projekto tikslas pakeisti Akmenės rajono savivaldybės 23 m. spalio 20 dienos sprendimą numeris 273 dėl Akmenės rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo ir papildyti jį 3 punktus. Tai būtų pavesti viešosios įstaigos Naujos Akmenės ligoninės sveikatos centro direktoriui pagal aprašo nuostatą suderintą bendradarbiavimo sutartį pateikti Akmenės rajono savivaldybės tarybai pritarimui ir atskiro Akmenės rajono savivaldybės mero potvarkio patvirtintos datos. Čia dėl bendradarbiavimo sutarties. Ar bus dar klausimų? Kas rengs tą sutartį? Direktorius. Staiga. Jeigu yra paskirta ligoninė, tai koordinuoti įstaigą turi rengti įdėlius su kitom įstaigom, kurios dalyvauja. Dar klausimų bus. Jeigu komitetas. Tai gal meras atėjęs gali. Paskutinė klausimas. Taip, galima. Aš atsiprašau, kad negirdėjau pradžios turinio. Esmė yra tame, kad tiek susitikus po susitikimų su Seimo nariais, tiek penktadienį su viceministrė kilo klausimas, kad aiškint žmonėm, kad iš tikro struktūrinis pakeitims įstaigas tai nėra sveikatos centro įsteigimas. Tai yra tik vienos įstaigos prijungims prie kitos. Bet jeigu dalyvautų šitam centre tik tais mūsų įstaigos, ta pati ligoninė ir kas privalu sveikatos biurui, tai būtų mišrus, vadinkim, sveikatos centras, kuris sudaromas jau sutartinių pagrindų ir kur taryba
pritardama įsteigdama sveikatos centrą paskiria koordinuojančią įstaigą būti to centro kaip koordinatorius. Nes sutartį pasirašys ne 5 sutartys. Visi dalyviai turi pasirašyti ant tos sutarties sveikatos centro veiklos. Ir šiuo atveju gaunasi taip, kad savivaldybė įsteigė sveikatos centrą. Jisai steigiamas buvo vėlgi pagal tvarkos aprašą. Meras kreipėsi į visas esančias įstaigas, tiek savivaldybės, tiek privačias, kurios norėtų dalyvauti sveikatos centre. Atsiliepė 2 privačios, čia ir odontologinius kabinetus, buvo visos veikiančios, reiškia. Ir mūsų ambulatorija, ir jau reorganizuota ligoninė su apjungta poliklinika. Toliau sekantis žingsnis buvo, kad jau jie atsiliepė, mes taryboje pritarėme steigus sveikatos centrui ir kad įpareigoti pasirašyti sutartį. Administracija savivaldybė bus teikėja paraiškos įgyvendinant sveikatos centro paslaugų kokybės gerinimą, kad jeigu mes šiandien prijungdami polikliniką prie ligoninės, mes automatiškai gaunam įvykdę struktūrinį pokytį maždaug 800 daugiau tūkstančių, čia pradžia, ir dar liks apie 700 bendrai tam sveikatos centrui pirminiam lygiui. Visiems, reiškia. Tai pareiškėjas bus administracija, kuri turės įgyvendinti tam tikrus pasiektus tikslus, uždavinius ir atsiskaityti agentūrai. Nei sveikatos centras neatsiskaitinės, ne privati įstaiga, o viską darys administracija. Tai šiuo atveju tuo sutartiniu pagrindu sveikatos centro dabar įpareigota koordinatorius padaryti sutartį, kurios mes nematėm, bet gavom jau vienos iš privačios įstaigų įvairių pasiūlymų, papildymų prie šitos sutarties. Peržiūrės ir įvertinus kelis punktus, tokių atsirado labai įdomybių. Tarkim, vienas iš punktų sako, kad jeigu įstaiga dalyvaujantį sveikatos centre patiria dėl paslaugų teikimo nuostolius, atlyginti privalo koordinuojantį įstaigą. Man irgi klausimas, kodėl, kaip tos nuostolius įvertins, kokie tie nuostoliai gali būti finansiniai, reiškia. Kitas dalykas ten įdomus irgi dar jų pasiūlyme, kad jie susirinkę, kadangi jie turės, nors man niekas neatsakė, nei ministerija, nei konsultantai, jie turi teisę balso visi vienodą, vieno balso, reiškia. Aišku, čia jau įvairiuose diskusijose kyla, tai pavyzdžiui, Kaune, sakykime, kai yra 60 privačių ir viena valdiška, tai kaip ir privatininkai dominuoja, ne? Pas mus truputį atvirkščiai, pas mus gaunasi 3, dabar man atrodo, ne mūsų įstaigos, 4 netgi, ir 2 privačios, reiškia. Tai jie balsuos, bet kokiais klausimais niekas neatsakė. Tai šiuo atveju, žiūrint ir įžvelgiant, kad tam tikros prievolės dėl to pačio projekto atitenka administracijai, savivaldybei, ir matant, kad kažkas su sutartim pasirašys kažkokią bendradarbiavimo sutartis, bet nedalyvauja savivaldybė. Tai nėra, manau, teisinga. Aš sutinku, jeigu pagal tą aprašą, kuri yra tipinė sutartis ministerijos, visi ją ir pasirašo. Viskas tvarkoja, iš jos ribų negalim išeiti, jokių priedų nėra, bet aš manau, kadangi dabar kūriama bendradarbiavimo sutartis, o įstaigai pareigota tai padaryti, jos galutinį variantą iškylančių įsipareigojimų galimų administracijai ir savivaldybei turėtų pasirašyti, patvirtinti tarybą. Nes, galima visko prisirašyti tokių nes daugelį dalykų atsitinka, pavyzdžiui, mes turėjome Šraco atveju, kur mes dalininkai esame, ne? Įvyko kažkokie nuostoliai, savivaldybė dengia. Čia vėl kažkokias pretenzijas, vėl savivaldybė dengia. Tai šiuo atveju, todėl ir yra tas pateiktas vakar prašymas, nes išėjus iš to, kad metam pasiūlymų, dar galų gale vėl su ligoninė įdomus bendradarbiavimas vyksta. Šiuo metu, žinau, ligoninė 2 valandą organizuojamas susitikimas su darbuotojais, tai man tai labai keistai atrodo įstaigos vadovo, kad nedalyvaut komitetuose,
yra svarbiau negu organizuoti susirinkimus, ko gero bandant atsiklausti, ar reikės išmokėti polikliniką algą ar nereikės. Tai įstaigos vadovas informuotas, jo ignoravimas tarybos narių, tai kažkaip mane stebina šiaip iš dalies. Ir vakar buvo išsiųstas klausimas šitas 4:30, jisai atsakė, aš neturiu kada dirbti, čia 1/2 valandos. Tai dirb po darbo. Galų gale, jeigu yra svarbus klausimas, čia yra strateginis rajono klausimas, kuris turi užtikrinti normalų bazinį paketą mūsų gyventojų. Ar galiu paklausti, o kodėl mes būtent norim ligoninės centro koordinatorium skirti? Mes O jau esame negalėtų, skyrę. nu pavyzdžiui, gali būti kaip savivaldybės Įstaiga direktorius. Įstaiga turi. Ta prasme, šitam visam dariniai turi būti įstaiga Nu kaip tai čia vis tiek. koordinatorius. Čia turi būti įstaiga ir kiekvienoje įstaigoje bus koordinacinės grupės, taip toliau ir panašiai, čia yra daugybė procesų. Nu, kurie dar turi yra- vykti. daug problemų. Yra daugybė, dabar sakykime, yra regioninė koordinacinė grupė, į kurią įeina mūsų respublikinė ligoninė kaip koordinatorius Šiaulių ir visos regiono ligoninės. Buvo situacija, kai Šiaulių respublikiniai ligoniniai neveikė ne vienas tomografas. Tai čia buvo košmaras. Tai mes, nu aš jau kaip regiono plėtros tarybos pirmininkas, teigiai kreipiausi į ministeriją. Pasirodo, nu gerai, kad ten privatininkas sutiko priimti atliekant tyrimą dėl insulto, dėl dar kažko. Bet aš sakau, ministrė, bet sutikit, kad tai nenormalu. Nori privatininkas, gali priimti, nori negali. Nu, ta prasme, turi būti. Aišku, nenormalu, kai iš 3 tomografų neveikia. Visi 3. Tai čia turėtų didžiulę atsakomybę direktoriaus būti Šiaulių respublikinės, kur mes irgi merai dabar kviesimės ir ministerijos atstovus ir taip toliau. Tai čia lygmuo yra rajono koordinacinė įstaiga, kur vienyje ir užtikrina paketus, bendradarbiavimo, bendrystės. Ta prasme, ir dabar sutartį, kurią atsiuntė pataisymus, mums nesiuntė net, aš dabar nusiuntė ligoninė ir su prierašu, kadangi savivaldybė nebendrauja su mumis, antradienį neturėjom susitikimą. Klausom privatininkų, turit klausimų? Niekas tokių klausimų neiškėlė. Niekam net. Ta prasme, kokio nebendraujam. Tai dabar net ir mūsų įstaiga, žiūriu, su mumis nebebendrauja. Tai labai keistai atrodo. Tai ką aš ir minėjau, yra rajono lygmuo, regioninis lygmuo ir yra valstybinė koordinacinė taryba, kur derinasi trečiasis lygis per bendradarbiavimus. Tai tik tiek, kad mes paprašėm, kad regioninius lygmenis įtrauktų ir mūsų savivaldybės gydytojus, kad jie gautų informaciją. Tai šiuo atveju, nu, aš manau, kad ligoninės pasijungus su poliklinika šiandien, jinai užtikrins 98% bazinio paketo. Vienintelios paslaugos, kurios mūsų tam vadinkim dariniai, jeigu tik vykdytume struktūrinį, nu vis tiek mišrus turi būti sveikatos biuras. Mes vienintelio, ko neturim, dienos psichikos stacionaro, kuri šiai dienai neturi ir mūsų ASC. Bet aš žinau, jie pateikia paraišką yra į, nežinau, kur ten. Jie turi šitą paslaugą ir teikia, ir tik vienintelį rajone, kadangi turi licenciją šį paslaugą teikti, galėjo teikti irgi ES fondo lėšas ir gauti 152 000 infrastruktūrai. Nu tai reiks kreiptis, nes čia nuo to darbo jau psichika. Prašom, trečiam kartais nueisiu aukšte į yra. psichikos centrą. Dienos Pasidaunauduot paslaugom, tai žinai. Tai iš eilės, direktorė nueis, aš nueisiu. Tai va, tai tokia situacija yra. Tai kitas dalykas, aišku, jau reikia ir terminai spaudžia, nes paraiškų priėmimas buvo iki gruodžio kažkurios, tai ačiū Dievui atidėjo iki kovo 1, nes nebėra laiko. Jie iki to laiko, kodėl jie turi faktiškai vos ne iki sausio 1 jau susitarti. Todėl mes ir prašom vadovą, ar iš viso buvo pateikta tiem subjektam įstaigos parengta sutartis. Irgi atsakymą negavom. Čia man netrukdykit, aš čia neturiu laiką atsakinėti. Sekretorius. Nu, nemanau, ar sunku pasakyti. Pateikė ar nepateikė? Taip ar nepasakyti. Tai iš tikrųjų truputį neramina šitie visi procesai. Tai žiūrėsim, kaip čia toliau darysime. Aš manau, kad
šiandien jo nedalyvavimas irgi yra, aš nemanau, kad čia, žinot, Nekvietė niekas. prieš parą yra pakviestas, yra pranešta ir vakar buvo savivaldybės gydytoja. Nepradėkim žaisti kačių, pelių žaidimus. Kada, kas, kokie laikai, prieš ką. Manau, turėtų ir taip. Visą laiką yra pateiktas grafikas, kada yra komitetai, atsiprašau, kad Visada pateiktas komitetų tarybos grafikai ir manau, kad įstaigų direktoriai turėtų juose dalyvauti. galų gale Yra susiję klausimai su šiandien minėjo, palauk, kad nepraeitam komitete, kad visi gavot kažkokius raštus direktorius. Apie rengiamą ir apie šiandieninį posėdį, kad per Šiandien- vėlai buvo Šiandien iš ryto 7 valandą. Tai labai irgi keista, nei aš, nei kaip meras tiesioginis vadovas nieko negavęs ir reiškia informuotas tu esi. Komitetas baigęs nuo 1 iki netgi susirinkimo netrukdytų užimti. Tai kitas dalykas, kai kartais išgirstam, kad liktai nėra bendravimą, tai palaukit, ar ką čia reikia asmeninių kiekvienam kvietimui. Man atrodo, įstaigos vadovas turintis problemų, bet kada, žinant, gali pasiprašyti komitetą. Išdėstyti, gali taryba ateiti pasisakyti kažkokių klausimų, kuris liečia ligoninę, reiškia, iš anksto užsiregistravus. Ta prasme, visi įrankiai yra. Bet čia, žinot, yra labai geras posakis, tai jeigu nėra nora, visada vardinsi priežastis. Jeigu yra noras, visada ieškosi galimybės. Dėl renginio nežinau, kadangi aš to raštą nematau, eina kalba vėl apie 9 renginį. Kokį 9? Noriu priminti, 21 metais, birželio mėnesį, jam yra duotas leidimas pirkti naują renginį. 2, atsiprašau, birželio mėnesį. Tai yra daugiau negu 1,5 metų jau tuoj bus, kai jokio veiksmo nesijimta dėl renginio pirkimo. Aš suprantu, nebuvo finansavimo, nors ligoninė turėjo pinigų, negalėjo leasingų pirkti, bet visi laukiam to pradžios. Tai dabar jau startas yra. Ir ką pasakė per susitikimą su sveikatos komiteto nariais ministerijos atstovai, patirtos išlaidos nuo 21 sausio mėnesio atlikus teisingai viešuosius pirkimus, visos bus kompensuojamas, kas susiję su projektu. Tai pirkit, sakau, rašykit raštą, duosim pinigus. Šiandien reiškia, taip ir rašė, kad rengiamas raštas bus pateiktas, tai neaišku kada. Tai va, todėl aš manau, tą sutarčiai tikrai turi tarybos nariai ją matyti, žinoti turinį ir pritarti. Tai dar bus klausimų. Pritarta šiam klausimui. Taigi, baigėsi mūsų trumpas šiandieninis posėdis. Ačiū dalyvavusiems, ačiū, kad atėjo paaiškinus. Tarybos posėdis irgi truks taip.